Sveikas ir sveiki atvykę į socialinių tinklų turinio apžvalgą, kurią vykdysiu aš Lieva ir mano kolegė Elzė. Sveiki visi. Šiandien pasinersime į socialinių tinklų gilumas, kur ieškosime turinio su, nelabai sveikomis žinutėmis. Nes iš tiesų tarp visos galybės video, nuotraukų, reelsų, YouTube shortsų, TikTok'ų ir taip toliau slepiasi ir, šiek tiek kenksmingos žinutės, kurios kartais yra užkoduotos satyroje, kartais tai yra tiesiog nuoširdus turinys, kuris gali daryti įtaką jauniems žmonėms ir ne tik jauniems žmonėms ir formuoti šiek tiek iškreiptą požiūrį į moteris, į santykius, į smurtą. Tai, žodžiu, šiandien leisimės tokią kelionę. Ir daugiausiai dėmesio skirsime tradicinių žmonų apžvalgai, angliškai vadinamas judėjimas Tradwife, ir taip pat raudonosios piliulės judėjimui, angliškai vadinamu Red Pill. Tai gal, Elza, trumpai, kas šitą judėjimą? Taip. Tai gal pradėkime nuo Red Pill. Tai šitas pavadinimas kilo iš filmo Matrixą, kur reikėjo pasirinkti raudoną arba mėlyną piliulę. Ir pasirinkus raudoną piliulę, tau atsiverdavo akis į tiesą. Tu pamatydavai pasaulį toks, koks jis yra iš tiesų. Ir būtent šitas judėjimas propaguoja žinutę, kad vyrai pasirinkę būti jo šalininkais pamato, kad feminizmas ir kad moteris, iš tikrųjų šiuo metu veikia pasaulį neigiamai ir kelia grėsmę jiems ir jų vyriškumui. Ir netgi primena senasis vyriškas rolės, kad vyrai yra sukurti dominuoti, o moteris paklusti. Taip, ir reikia praregėti ir pamatyti šitą tiesą, kad iš tiesų dabar moterys valdo pasaulį ir jos tai darydamas kenkia vyrams. Taip. O kasgi yra tos tradicinės žmonos? Čia tie 50-ieji Amerika ir tas idealas, ar ne? Tikrai taip. Tai labai panašiai, tai iš tikrųjų galim prisiminti laikus, kai moteris neturėjo teisų, tai šitas judėjimas propaguoja žinutės iš tų laikų. Tai yra, kad moteris turėtų nekurti karjeros, o likti namuose, gimdyti vaikus, būti šeimos židiniu tiktais ir pasirūpinti savo vyro poreikiais. Taip, ir yra klaidingai manoma, kad priešingybė šitam tradicinių žmonių judėjimui yra feminizmas, kuris sako, kad tu turi eiti į darbą, tu turi daryti karjerą, tu turi būti karjeristė, vaikų ten neturėk, turėk vieną, turėk vėlai, bet iš tiesų atsakas šiam judėjimui ir ką feminizmas iš tiesų neša, tai yra tiesiog pasirinkimo laisvė. Ar tu galėtum rinktis, ar tu nori būti tradicinė žmona, ar tu nori derinti šeimą ir karjerą, ar tu nori tik karjeros. Žodžiu, viskas slypi pasirinkime. Bet pradėkime nuo pirmojo Instagramo reelso apie tai, kągi tu turi daryti, kad tavo vyras tavęs neišduotų ir kad jis būtų laimingas. Pasižiūrėjau. Simple things to do if you want to keep your man happy in your relationship. 1, give intimacy. Unless you want to just be a roommate, make sure you satisfy his needs. 2, make sure you're cooking for him. Generations these days do not see the importance of cooking for their man. Men do not want a sandwich. Cook them dinner. 3, clean. Stop complaining and keep your home tidy. Let your man be the man and take care of him, okay? Gender roles are okay sometimes. You clean the house, he takes out the garbage and mows the lawn. 4, stop nagging. You're not his mother. Stop acting like it. If he doesn't want to do something, get over it and move on. Number 5, respect and appreciate him. You do this and it'll make him work 10 times harder for you and the family. Men are natural born providers. Respect to men is like love to women. All of the top tier women know this, and that is why their men never cheat or stray and they stay happy. Okay. Daug žinokų, Labai daug. Daug taisyklių ir aš gal norėčiau net pradėti nuo tos pačios pagrindinės minties šito video, kad kito žmogaus pasirinkimas ar išduoti ar ne, ar būti ištikimam yra tavo atsakomybė. Taip. Kad tavo elgesys tiesiogiai daro tam įtaką. Ar vyras bus ištikimas ar neištikimas, ta prasme, tai, kad tu jam valgyti pagaminsi, jau maždaug ta prasme, tai jau bus tavo atsakomybė, jeigu tu to nepadarysi. Tai tikrai pritariu, kad tokių atsakomybių už kitą žmogų prisimti mes neturime ir tai yra žalinga, nes vis dėlto neįlendame į kito žmogaus kailį ir nepradedame valdyti, kaip jis elgiasi ar kaip jis jaučiasi. Tai už tai yra tik tas žmogus atsakingas. O grįžtant prie kitų žinučių, tai turbūt tikrai galim prie kiekvieno punkto sustoti. Visų pirma, tai aišku, pas mus yra tas stereotipas, kad
intymumas yra žmonos pareiga. Taip. Ir čia tą dar kartą pabrėžia, kad svarbu, kad, žinoma, santykis intymumas yra svarbus, Taip. bet intymumas turi būti tada, kai abu asmenys to nori Visiškai. ir abudu, duoda tą sutikimą. O čia, kad tu turi tiesiog patarnauti vos ne vyrui, pasirūpinti, kad jo lytiniai poreikiai būtų visada patenkinti, Taip. Čia jau yra ta pareiga, kurios iš tiesų nėra, dėl to, kad lytiniai santykiai ir intymumas ne pareiga. Tikrai taip, ir tu susituokęs, su kitu asmeniu netampi to žmogaus vergas, kuris turi tenkinti jo kiekvieną poreikį. Jūs susituokėte tam, kad statytumėte bendrą gyvenimą, o statant bendrai, jūs esate lygiaverčiai. O šitos žinutės tikrai siunčia nelygiaverčius santykius. Ir šiaip, kad lyčių stereotipai, pas lyčių vaidmenis, kad jie yra kartais nuodingi. Bet ar čia tikrai apie tai, dėl to, kad pati žinutė, ką jinai tada pasako, yra apie draugų pasidalymą, kad tarkim tu darai ten, tu žolę pjauni, aš grindis išplaunu, ar ne? Tai čia yra viskas okei. Draugų pasidalymas yra gerai ir tai yra sveikintina, tačiau problema yra tada, jeigu mes nusprendžiam, kad tu turi išnešti šiukšles tik dėl to, kad tu esi vyras, o ne mes kartu kuriame savo buitį. Dėl to, kad, žinoma, čia apie tai visiškai yra nekalbama, bet tada, laikant iš tų taisyklių būtų galima sakyti, kad jeigu tai yra tos pačios lyties asmenų šeima, ir jeigu tai yra 2 moterų šeima, tai šiukšlių niekas niekada neišnešia. Taip. Ir aplamai, aš sakyčiau, kad namų tvarkymas, namų ruoša yra visų namuose gyvenančių žmonių atsakomybė. Tikrai. Ir visiškai nesvarbu, ar tu esi vyras, ar tu esi moteris. Taip. Tai tikrai pritariu šią minčiai ir galiu papildyti, yra etapų gyvenime, kai esame vieniši ir neturime kitos lyties atstovo savo namuose, arba esame išsiskyrę vieniši tėvai. Ir tokiu atveju namuose vis tiek turi būti maisto, namai vis tiek turi būti sutvarkyti, nes tai yra tavo išgyvenimo poreikiai. Ir čia tikrai nėra pasiskirstimas pagal lytį. Tu tiesiog turi imti tai ir daryti. O santykė taip yra, kad mes tiesiog mėginame padėti vienas kitam ir jeigu vienam yra sunku, tai palengvinam tą naštą, o ne būtinai užkraunam. Taip, kaip ir su tuo pačiu gaminimu. Tai, ta prasme, jeigu aš noriu gaminti, tai aš gaminsiu. Jeigu vyras partneris nori gaminti, jis gali gaminti ir gal vieną dieną vienas laisvesnis, kitą dieną kitas laisvesnis. Nes šitos taisyklės, jos ilgainiui jos pakenkia. Dėl to, kad tu ir nebeturi partnerio, o tu turi kažkokias tai pareigas, kurias tu privalai atlikti ir jomis, ir ta našta jų sukūrimą tu negali pasidalinti su kitais. Ir netgi šiuo atveju, ta prasme, čia stereotipai ir lyčių vaidmenys srūva ne tik moterims, bet ir vyrams, kad vyras yra, iš prigimties išlaikytojas ir taip toliau. Bet visokio gyvenimo etapų būna ir tikrai ir moteris daugiau uždirba, ar vyras daugiau uždirba. Gali būti įvairiai, o čia siunčiama ta žinutė, kad vyras jau būtinai turi būti tik tai tasai išlaikytojas. Ir kaip tada formuojama vyrų, kurie tarkim nėra šiuo metu toje pozicijoje, neturi tų galimybių, kaip formuojama jų savijauta, jų savivertė, kad tu, žodžiu, esi kažkoks tai menkesnis, netinkamas vyras. Taip, tai tikrai pritariu šitai minčiai, kad čia yra užkraunami lūkesčiai, kurie ypatingai yra nelankstus ir gali privesti žmonės prie tikrai tamsių minčių, prie žemos savivertės, kaip kolegė ir sako. Ir man kaip psichologinės sveikatos specialistai, tai tikrai yra svarbu, kad žinotumėte, jog kartais, net jeigu esate poroje, yra normalu, jeigu negalite atlikti bet ir to darbų pasidalinimo, nes kiekvienas turime sunkių akimirkų. Ir tie namai tikrai ne visada turi būti išvalyti ir blizgantis. Tikrai ne visada turime gaminti šviežią vakarienę. Kartais svarbiausia yra tik paprastai patenkinti tą poreikį ir išgyventi. Nes tikrai turime savo ribotumų ir tai yra normalu ir juo labiau neturime piktinti partnerio, jeigu jam kažkuriom dienom nepavyksta netgi ir tų pasiskirstytų darbų atlikti. Tai jeigu reiktų perfrazuoti štai Reelsą ir nufilmuoti apie 5 būdus išlaikyti vyrą laimingą, aš visų pirma pakeičiu, kad 5 būdai išlaikyti santykius laimingus. Ir pradėčiau nuo to, kad dalinkitės tą bendrą buitimi, bendru gyvenimu ir taip toliau, nes jūs kuriate bendrą gyvenimą, tai visi rūpesčiai yra bendri ir juos reikia kibti drauge, arba vienas kitą pavaduojant, kalbėkitės.
išklausykit vieną kitą, nes kalbėtis ir klausytis du skirtingi dalykai, ir klausytis mes ne visada mokam. Gerbkite vienas kitą. Aš visą gyvenimą mane lydi frazė, kad be pagarbos nebus meilės. Tai čia, o 5, tai tiesiog supraskite tai, kad niekada nebūsite kasdieną tobuli. Kiekvieną dieną gali partneriui reikia daugiau pagalbos, kitą dieną partneris už tave viską padarys, bet nesitikėkime iš partnerių to, kad jie būtų tobuli ir kad atliktų kažkokias tai asmenybės, ta prasme, kad atitiktų kažkokias tai lyčių stereotipų rolės. Tikrai taip. Darbai neturi lyčių stereotipų, nes darbai yra darbai, kuriuos reikia atlikti. Viskas galų galiai yra žmogiška, o ne moteriška ir vyriška. Tikrai taip. Gerai. Jungiam kitą? Taip. Žiūrim, ką turim. Okay. Taip. Čia toks trumpas, bet žinutė labai aiški. Taip. Ir čia gerai, iš karto sakom, kad čia yra satyrinis pavyzdys. Taip, ne? Šitas profilis kuria satyrą ir tai yra juokelis. Ir iš tiesų iš to moteris taip negalvoja. Taip. Tačiau aš visą galvoju, kad kai tu scrollini Instagramą ir pravarai nežinia kiek reelsų ten per 1 minutę, visų iki galo nepažiūri, greitai perskaitai ir taip toliau, tu nesigilinsi, ar tai yra satyra ar ne. Ir jeigu tu užsibūsi ties tokiu turiniu, tau gali pradėti mesti algoritmai ir tą turinį, kuris nėra satyra. Taip, tikrai taip. Ir tai net ta satyra, jinai kelia pavojų. Ir aš manau, kad aš nesakau, kad negalima daryti satyros ir kad čia yra blogai ir kad jie su kokiais siaubingi šitie turinio kūrėjai, bet iš tos pusės, kad jeigu tu jau kuri satyrą, kad nereiktų dėtis FTB akinukų lendant į tavo profilį ir ieškoti, ar tai yra satyra ar ne, bet kad tai būtų hashtagas ar kažkur parašyta, kad ta prasme, kad tai nėra rimta, dėl to, kad, kartais tikrai galima tokią žinutę priimti kaip rimta, juolab, kad yra daug turinio, kur tai yra transliuojama kaip tiesa. Taip, kur žmonės iš tikrųjų tokią nuomonę ir turi, o ne tik juokauja apie tai. Tai tikrai pritariu kolegai ir specifiškai šitam profilį, tai, iš tikrųjų yra iššūkis atrasti, kad tai yra satyra, nes nei biografijai nėra parašyta tai, nei komentaruose, komentarai yra tai, kurie palaikantis, kaip jūs toliau tęsintis tą juokelį, o hashtagų irgi nėra, kurie tai įvardintų. Taip, tai sunku sakau, reikia aš dabar akinukus, kad atpažintum, kad tai yra satyra ir šiaip ir tai yra tada siunčiama jau žinutė, kad vis dėlto moters vieta tai būtų mama, nesiekti mokslų ir taip toliau, tarkim, ir visiškai yra nediskutuojama apie tą kitą pusę, kas būtų tada, jeigu tas nuostabusis vyras nebūtų toks nuostabus. Ir paliktų moterį su vaikais be pinigų ir be išsilavinimo. Tai juokelis ar ne, tai yra turinys, kuris formuoja. Tai yra formuoja mūsų požiūrį, mūsų tos socialinius burbulus. Ir tai, kas galbūt yra priimtina ar nepriimtina. Taip. Ir atliepiant dar detaliau šitą turinį, aš manau, kad nieko blogo nėra ir, norėti būti mama, žmogumi, tačiau klausimas čia eina apie saugumą ir mes tikrai neturėtume apleisti ir savo saugumo, savo ateities užtikrinimo ir pavesti tą tik vienai pusiai. Tai siūsti žinutę, kad žmonės, kurie renkasi pagalvoti ir galbūt pirmiau karjerą apsvarstyti, yra kvaili, yra labai tikrai kenksminga, žeminanti netgi. Juo labiau, kad šita moteris turi darbą ir jos darbas yra būti socialinių tinklų kūrėja, tai siūsti būtent tokio pobūdžio turinį ir jinai už tai gauna pinigų. Taigi jinai jau turi karjerą. Taip. Ir tikrai, kaip ir apie tą patį tradicinę žmoną, karjerą ir taip toliau, tas pats argumentas yra, kad tu turi teisę rinktis. Nėra vienas kelias blogas ar kitas neblogas, kiekvienas kelias turi savo rizikų ir savo privalumų. Ir tiesiog, bet pirmiausia, kad ir kokį kelią tu pasirinksi, turi pasirūpinti savim ir kad tu neliksi pažeidžiamoje situacijoje. Taip, tikrai mūsų saugumas vis dėlto turėti pirmą vietą. Taip. Gerai, tai tradicinės žmonos susipažinom, kas čia vyksta. O dabar keliavom prie raudonosios piliulės. Ir šiaip tradicinės žmonos ir raudonosios piliulės judėjimai eina labai koja. Dėl to, kad raudonoji piliulė nori tos tokios paklusnios, paprastos moters, žmonos, kurie pasirūpins, patarnaus ir prigimdys vaikų. Ir dar geriausia, jeigu prigimdys sūnų, o ne tiesiog vaikų, ne mergaičių.
Tai gal keliaujam pas žymiausią raudonpilininką pasaulyje, turbūt. Andrew Tate, kurį dėja, manau, visi esat girdėję. Pasižiūrim, ką jisai mums turi pasakyti. As a high-value woman, if I respect and love my partner, I'm not putting that pressure. I would say, do you know what? Like, there are women that actually enable men to feel, process that emotion. You're right, but you're missing a very vital point of that story. You will only even acknowledge he exists if he's ignored how he feels 99% of the time before that. The man who works in Starbucks, who's sad all the time, you won't reply to him. Neither will any other female. Most men are basically invisible. There is not a female on the planet who's invisible today. You can be a 4, overweight, fat, you'll still go to the club and get attention. 99% of the men go to the club and nobody even fucking talks to them. Stipru. Taip, tikrai taip. Tai kasgi tau labiausiai čia užkliuvo? Pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo to, kad moteris šitą vaizdo įrašą kalbėjo apie moterų, emocinį atliepimą vyro jausmams santykyje, o tuo tarpu mūsų garsusis Andrew Tate'as davė pavyzdį apie labiau seksualinį dėmesį ir seksualinį atliepimą, kai net nėra santykiuose žmonės, bet kad turi vyrui atrašyti, skirti dėmesio naktiniam klube. Taip, ir specifiškai vietą, kur tikrai naktinis klubas nėra vieta, kur tu eini emociškai būti atlieptas. Taip, bet čia jau pirmoji tokia raudona vėliavėlė, kurią pamatau, kad, vis pirma, čia apie skirtingus dalykus mes kalbam. Tikrai, taip. Man tai iš karto kliūna žodis female. Ir aišku, lietuvių kalboje mes neturim to tokio atskirimo didelio, bet nes moteris ir mes visada sakom, kad moteris, bet šiuo atveju, ta prasme, tas female kaip labiau moteriškos lyties atstovė. Ar man netgi labiau tapatinasi su žodžiu patelė, o ne moteris. Tai mes moterį šitoje vietoje netgi dar labiau nužeminam ir šiek tiek sugyvulinam su tuo female ir man, ta prasme, čia jau būna. Ir šiaip ta žinutė, kad, moteris yra skolinga vyrų dėmesį ir kad jinai yra atsakinga už vyro emocinį gerbūvį. Bet iš tiesų tai mes kiekvienas esame už savo emocinį gerbūvį atsakingi. Žinoma, kad, būti santykyje, turėti draugų, kurie pasirūpina tavo emocinę sveikatą, paklausia, kaip tu laikaisi, paklausia, kaip tu jautiesi, tai yra labai labai svarbu. Bet kitas žmogus, jis nėra atsakingas už tai, ar tu gali išreikšti savo emocijas, ar negali išreikšti savo emocijų. Tu turi galėti tą pats padaryti ir galiausiai. Taigi, ne tik priešingos lyties atstovai yra mūsų gyvenime. Tu gali turėti vyrą draugą, kuris tavęs paklaus, kaip tu jautiesi ir nesukurs to izoliacinio kažkokio tai burbulo, vien dėl to, kad tu ten, kaip jis irgi nužemina vyrus, kad ten, storas dirba Starbucks'e, tai jis jau čia dėmesio negaus tikrai. Tai draugas jo irgi gali paklausti, kaip jis tikrai, taip. Ir tikrai emocinis vienišumas, jis tai tikrai nėra tik, kaip ir kolegė minėjo, priešingos lyties atstovo darbas. Ir dar aš norėčiau paantrinti, kad, iš tikrųjų, jeigu tu pirmiausia nesugebi mylėti savęs ir būti laimingas tik su savimi, tai yra didelis šansas, kad tu ir santykiai nebūsi laimingas, nes, reikalauti, kad kitas žmogus kurtų tavo džiaugsmą ir kad, būtų atsakingas už tavo jausmus, yra nerealistiška. Ir dažniausiai dėja prasideda tokie dalykai, kad tas liūdesys iš vidaus, kurį žmogus jaučia, nes nesugeba mylėti savęs, pereina ir į partnerį, tai yra, kad yra ant jo išsiliejama, prasideda ir smurtinis elgesys, ir žeminimas, ir tokios, netgi ir pagėžingas elgesys. Ir šiuo atveju, ta prasme, šitas turinys, jis tokią didžiulę sklaidą turi, dėl to, kad čia yra kažkokios turbūt tinklalaidės, iškirtas gabaliukas, įkeltas ne iš oficialaus profilio, tai dar yra kažkur oficialios versijos skraido to paties turinio. Bet šitas video jis jau turi 30 000 patiktukų, virš 1000 komentarų. Ir net jeigu kai kurie tie komentarai, tarkim, priešinasi, sako, kad nesai teisingai išvelgia, tas negeras tendencijas šitame video, jie vis tiek prisideda prie to video sklaidos. Ir iš pirmo žvilgsnio jisai gali ir neužkliūti tą, dėl to, kad vyksta mandagus pokalbis tarp dviejų žmonių. Jis yra be jokių ten keiksmų ir toliau ir atrodo, tiesiog
kaip rimtas pokalbis. Ir tu gali tą žinutę priimti, tu gali pamatyti to žinutę tą krislelį tiesos, kad ne iš tiesų taip mums reikia kito žmogaus, kad mes galėtume funkcionuoti, net jeigu mes ir patys esame atsakingi už savo emocinį gerbūvį. Žmogui reikia kito žmogaus. Tikrai taip. Ir tai tave įtraukia. Ir ta prasme, Andrew Tate jis turi tokį didelį pasiekiamumą šitoje socialinėje erdvėje, tiek Twitter'e, tiek šitam, tiek Instagram'e, tiek TikTok'e, jis visur jo yra labai daug. Ir tas turinys, jisai pasiekia begalę žmonių, kurie jį priima ar patvirtina tas tokias raudonpiliuliškas pažiūras. Ir tai tikrai, yra pavojinga. Dėl to, kad ką mes sakom vyrams, kad moteris yra tam, kad tau tarnautų. Taip. Ir apskritai, ilgai ir dažnai kartuojamos mintys, žodžiai ir veiksmai, mes ilgą laiką bėgant pradame jais įtikėti. Nes tu tai matai ir tu iš tikrųjų natūraliai gali pradėti ir ieškoti pavyzdžių, kurie tavo gyvenime patvirtina tas mintis, o gal netgi ir algoritmai, kurie sukuria tos ekokambarius vadinamus, ir patvirtina tas mintis, nes tu gauni po tos vienos žinutės vis daugiau, tokių pačių pavyzdžių. Suprasti tos judėjimus, tiek tradicinės žmonos, tiek raudonosios piliulės yra svarbu. Ir svarbu pamatyti, kaip tas turinys yra normalizuotas ir paplitęs socialiniai medijai. Ar tai būtų satyrinis, ar tai nesatyrinis. Bet jūs susilaukia labai daug dėmesio, labai daug pasidalinimų, labai daug komentarų, žinučių ir taip toliau. Ir plinta ta idėja ir kai kur jinai nusėda ir pasisėja visas tas neapykantos medis. Ir tai ilgainiui kenkia mūsų visuomeniai. Ir tikrai atsakymas nėra nenaudoti socialinių tinklų, nesekti ten turinio kažkokio ar taip toliau, bet esmė yra tiesiog žinoti, kas tai yra, gebėti atpažinti ir tiesiog pamačius tokį turinį, suprasti, kad kas slypi už to žinutės, o pamačius tokį turinį, kuris yra satyrinis, suprasti, kad, tai yra satyra, man nerūpi. Ir jeigu norėtumėt atsvaros šitam turiniui, tai mes labai kviečiam pasiekti Moterų informacijos centrą tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, tiek čia YouTube kanale ir gauti turinį apie tai, kaip atrodo sveiki santykiai, ko reikia sveikiems santykiams ir kur kreiptis, jeigu vis dėlto tie santykiai pašlubuoja. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksime kitame socialinių tinklų turinio analizės video ir